Dėl ko reikia prasidirbinėti pasąmonę? Pašnekam trumpai šitą temą. Dabar yra toks reikalas, reiškia, kaip aš jau sakiau, iki maždaug 7 metų susiformuoja vaiko pasaulėžiūra. Tai reiškia, protas jisai prikuria visokiausių interpretacijų, kaip turi būti šiam pasaulyje, ne? Mato, kaip ten tėvai gyvena ir panašiai. Yra toksai pavyzdys, kad katinas dramblio nepagimdys. Tai reiškia, jeigu jūsų tėvai negyveno pasiturinčiai, tai greičiausiai ir tu kaip vaikas visą susirinkai visus tos pavyzdžius, kaip tėvai gyveno. Tai paprastai yra. Ir kol jūs nepateksite į savo pasąmonę, į tą būtent transo būseną, kurioje pamatysite su kažkieno pagalba vieną ar kitą programą, kuri gali jums atrodyti ten vaizdinys, tas demonas, velnias ar dar kažkas, nesvarbu, nes tai ir yra, kadangi čia pasakos, knygos visokios priteikta mums tos informacijos, kad ten gėris, blogis ir panašiai. Tai dėl to ten prie vieno ar kito įsitikinimų gyvena tas kažkoks tai dalykas. Ar tai angelas, nesvarbu, ar Jėzus, ar Marija, dar kokia, visi, kas ką klausė, kas ką girdėjo, kas skaitė, nuo to ir priklauso, ką jis mato ten pas save fantazijose viduje. Tai esmė tokia, kad tu gali gyventi su ta 5 ar 7 metų vaiko įsitikinimu, kuris tau periodiškai nesąmoningai kurs situacijas, arba tu gali jį paimti ir paleisti. Ir nuo tada, nuo šito paleidimo pas tave vyks kažkokie pasikeitimai tavo gyvenime. Tai jeigu jautiesi kažkoks to išmokto bejėgiškumo, kada už tave viską sprendi tėvai ir kad taip dar vis ir toliau, tau į darbą turi duoti, tau nurodyti, ką daryti, tau nurodyti, kad koinės pasikeis, nurodyti, kad išsiskaup drabužius, kad reikia patalynę persirengti, elementarių dalykų. Jeigu tau reikia, kad tau kažkas nurodytų, arba tau iš viso reikia klausimų, tai čia vadinamas išmoktas bejėgiškumas. Duodi klausimą Facebook'e į grupę, kad tau kažkas patartų, kaip tau pasielgti vienoje ar kitoje situacijoje, tai žinau, kad tu esi tas 5-metis vaikas to suaugusio kūne. Ir čia jokie vaistai šito negydo, bet būtent pasąmonės pradirbimas tą galima užauginti tas emocijas, pakeisti, kad jūs pereitumėte į suaugusio žmogaus poziciją. Dabar ką reiškia proto lygmenį žmonės gyvena arba įstrigę proto, kaip aš sakiau, kad proto įkaitai esat. Nes protas jisai remiasi tik tai patirtim, kurią jisai matė, kurią jisai turi. O mūsų ta nesąmoningoji dalis, jinai yra daug gilesnė ir jūs, kada bandote kontroliuoti su protu savo programomis, įsitikinimais, bandote išspausti iš šūdo vašką, reiškia, pinigų uždirbti bandot per protą, o neleidžiat savo pasąmonę kontroliuoti, jūs nepaleidžiat kontrolės, tada jūs tik tai trukdot, jūs neuždirbat, nesigauna jums, tai jau vien tik dėl to, kad jūs per proto poziciją bandot kontroliuoti. Kol jūs to nepaleisite, nieko nesigaus. Viskas čia yra atvirkščiai, galim pasakyti. Ta, ką jūs girdėjot, matėt, viskas yra atvirkščiai šiam pasauliu. Tai nori išeiti iš tos išmokto bejėgiškumo, registruokis nemokamą konsultaciją. Aš tau ją pravesiu, pasižiūrėsim, ant kiek tu ten pasiruošęs ar pasiruošusi keistis, ant kiek tu, nes yra tokių, kurie nori, kad juos gelbėtų, tai aš jau negelbėju nieko. Tie, kurie nori, pasiruošę prisimti atsakomybę, tai yra, tada galima dirbti bus. Prasitestuosim, pasižiūrėsim, jungiasi, nesijungi į darbą, nori, pasiruošęs keistis. Jeigu ateisi su savo to ego, aš viską žinau, tai tada neik, visai net nesiregistruok. Jeigu viską pats žinai, pasidaryk pats. Iki.